Kaip investuoti į bitkoiną per įprastą vertybinių popierių sąskaitą? Yra toks finansinis instrumentas kaip ETN arba ETP. Tai reiškia biržoje kotiruojamas skolos vertybinis popierius. Tai tuoj parodysiu tikerį, kaip jūs galite jį susirasti, bet pirmiausia noriu trumpai papasakoti, kas apskritai tai yra, kad suprastumėt. Tai įsivaizduokit labai paprastai, kad jūs skolinat pinigus draugui, kuris turi prisipirkęs fizinio bitkoino. Ir jisai garantuoja už tos paskolintus pinigus, kad jeigu bitkoino kaina kyla, tai jūsų ta suinvestuota pinigo vertė taip pat kyla. Ir tuo pačiu, jeigu bitkoino kaina krenta, tai vadinasi jūsų investicijos mažėja. Tai taip veikia ir ETN arba ETP, jisai atkartoja bitkoino indeksą. Vadinasi, kai bitkoino kaina kyla, ETN kaina kyla. Kai bitkoino kaina krenta, tai kaina natūraliai pačios jūsų pozicijos lygiai taip pat krenta. Jeigu norit daugiau pasižiūrėti, tai galite atkeliauti į Just ETF puslapį ir tiesiog įsivesti ETN, pasilyginsit, kuo jisai skiriasi nuo ETF-o. Tai aš dabar susiradau didžiausią ETN, kuris yra kotiruojamas Europos biržoje ir dabar kainuoja 52,30 €. Jo turto valdymo mokestis yra 2 procentai per metus. Tai ką mes galim padaryti, ateiti į jų pagrindinį puslapį, kur čia yra daug informacijos apie patį instrumentą. Ir kaip jie rašo, tai tiesiog buy Bitcoin just like an ETF. Tai kadangi mes neturim prieimo prie biržoje kotiruojamų fondų Europos biržose, tai tam yra ETN arba ETP produktai. Ir tada pavažiuojam žemyn, tai matysit, kad tiesiog parsidavinėja biržoje įprastai kaip ETF-as, jie savo bitkoiną, kurį turi fizinį, laiko šaltose piniginėse, kas yra tikrai saugiau negu karštos piniginės. Tai jeigu neaišku, kas čia yra, galit pakomentuoti, papasakosiu. 100 procentų jie turi tą fizinį turtą, realiai patį bitkoiną. Ir key information, tai yra tikeris, kurio galite susirasti vertybinių popierių brokerio sąskaitoje pas save, tai yra BTCE. Čia yra ISIN kodas, galite vesti ISIN kodą arba šitą tikerį, ką jums randa. Ir composition 100 procentų bitkoinas. Ir kaip visada, priminimas, tai nėra investavimo rekomendacija. Per edukaciją keliaujam, kad sužinotumėt, kaip galit praplėsti savo vertybinių popierių portfelį, naudodamasi tik paprasčiausią brokerio sąskaitą. Jei aktualus toks turinys, spausk like ir prenumeruok kanalą.